Aš tiesiog galvoju, kad per tą kiekvieną etapą, kur žmogus bebūtų savo pasirinkimo kely, svarbiausias yra tas sustojimo momentas. Ar vadovai, jie supranta, ko gali norėti, ko reikia norėti iš personalo žmonių? Bet ką daryti tiem, kurie tik tai pradeda, kur yra kelių metų patirtis, galbūt net nėra metų, ir kur jausmas lyg yra, kad negerai taip kaip vyksta, ne? Bet autoritetingas vadovas, vadovų komanda, jie 10-metį, tarkim, versle ir jiegi žino, kaip reikia, kaip turi. Labas, mano vardas Giedrė, aš esu personalo valdymo paslaugas teikiančios agentūros HR Hint Online įkūrėja ir vadovė. Ir man kaip žmogui be galo svarbu, kad Lietuvos organizacijose personalo valdymo lygis augtų. To dėka organizacijos klestėtų ir ten dirbtų laimingi žmonės. Dėl to jau 4. sezoną kuriu savo laidą Auginantis pokalbiai, kurioje įkvepiantys profesionalai, savo srities ekspertai dalinasi žiniomis personalo valdymo, vadovavimo, organizacijų vystymo, asmenybės augimo ir sąmoningumo temomis. Ir to dėka mes gaunam labai didelę dozę įkvėpimo augti, keistis ir daryti pasaulį geresnę vietą gyventi. Mūsų pokalbių galit klausytis kiekvieną mėnesį, paskutinį mėnesio penktadienį, HR Hint Online Facebook paskyroje, YouTube platformoje ir Spotify. O šios laidos nebūtų be pagrindinio rėmėjo HR Hint Online. Tai yra agentūra, kuri teikia personalo valdymo paslaugas ir mes savo veiklą vystom 2 kryptimis. Tai yra personalo vadovo nuoma organizacijoms, kurios neturi savo personalo vadovo, bet turi iššūkius su personalo valdymu, ir kitas sritis personalo valdymo edukacija. Mes turim HR akademiją ir HR klubą, kurioje personalo valdymo specialistai gali augti ir vystyti savo kompetenciją. Na, o dabar kviečiu į mūsų pokalbį. Ir šiandien mes kalbamės apie augimą personalo valdymo pozicijoje, nuo ko pradėti ir kaip klestėti, su Živilė Vileišienė. Labas, Živilė. Labas, Giedrė. Sveiki visi. Živilė yra organizacijų vystymo, vadovų lyderystės bei komandų ugdymo profesionalė, nepriklausoma valdybos narė. O man dar, Živilė, tu esi tas žmogus, kuris yra pasiekęs aukštumas, man atrodo, personalo valdymo srityje, ir esi ta profesionalė, į kurią galėtų lygiuotis kiekvienas, kuris startuoja personalo valdyme, kuris nori, nebūtinai startuoja, bet nori dar kažko daugiau, nes tu, tiek kiek aš tave pažįstu ir tiek kiek mačiau tave veikiančią, darančią ir kiek dabar pažįstu, esi ta, kuri tikrai, pasiekusi ir nuveikusi daug dalykų, dėl to labai labai dėkoju tau, kad čia esi. Ačiū, Giedrė. Labai bus smagu pasikalbėti apie tave ir išgirsti tavo asmeninę patirtį ir tavo mintis apie tai, kaip tam personalo žmogui augti, kaip vystytis, ką daryti, ko nedaryti galbūt ir kaip parodyti savo vertę. Tai pradžioje gal man vis tiek būtų įdomiausia tavo asmeninė kelionė, nes tikrai jinai yra ilga jau, tokia netrumpa. Truputėlį, užtrukau jau. Truputį buvo metų. Tai papasakok, nuo ko tu pradėjai ir kaip tu atsidūrėjai dabartinėme taške, kai jau esi ta, kuri ir vadovus ugdo ir konsultuoja, ir esi valdybos narė, kas mums dar personalo žmonėms taip retenybė yra valdybose Lietuvoje atsidurti. Tai kaip keliavai, nuo ko pradėjai? Tai turbūt sutarsim kartu, kad nėra vieno kažkokio tai auksinio stebuklingo recepto ir kiekvienas tą savo kelią randame arba susikuriame patys, dažniausiai turbūt ir ieškome ir kuriame. Mano pačios kelionė prasidėjo toli gražu nuo personalo valdymo, apskritai profesinė kelionė. Pagal išsilavinimą aš esu aktuarė.
Tai yra Kas draudimo rizikos matematikos absolventė. O, Ir na, tikslieji mokslai mano gyvenime atsirado santykinai atsitiktinai, bet jie man labai padėjo mano kely. Tai kai žmonės dažnai nustemba, sako, ta prasme, o tai ką tu tada veikiai personale? Ir tada aš sakau, na, žinot kaip, loginis mąstymas dar niekada niekam nepakenkia. Tai toks buvo mano pagrindas pradžia. Vėliau aš keletą metų dirbau labai aktyviuose pardavimuose. Ir tokia įdomi labai patirtis buvo, nesakau, kad lengva, bet tikrai buvo labai įdomi. Ir paskui ilgainiui, kaip ir na, dažnai žmonės ateiname į tokį tašką gyvenime, kur paklausiu savęs, o ko aš noriu? Supratau, kad ten, kur esu, būti nebenoriu, bet dar nelabai žinau, ko noriu. Ir dėka labai nuostabių žmonių, kuriuos man tiesiog tikrai sekėsi sutikti kelyje, aš sutikau vieną mano pačios begaliniai gerbiamą žmogų, kuris tuo metu aktyviai dirbo personalo valdymo srity, kuri man apskritai atrodė kaip kosmosas tuo metu, prieš daug metų. Ir aš tiesiog kreipiausi ir sakau, žiūrėk, tu pažįsti mane, tu pažįsti daug žmonių, žinai, daug kontaktų, gal tu gali man kažką parekomenduoti, kad aš, na, kažkokiu būdu save nukreipčiau ir tikrai startuočiau nuo tam tikro taško. Labai neužilgo atsirado momentas, kai man pasakė, žiūrėk, yra pozicija tobula tau. Tai yra ir apie žmonės, ir apie skaičius. Ir taip aš atsidūriau personalo valdymo srityje. Mano pirminė pozicija buvo susijusi su atlygiu ir papildomom naudom ir personalo valdymo sistemom. Tai tokiu būdu pradėjau kelionę, nesuprasdama kol kas tai yra apie ką, bet aišku, ilgainiui supratau, kad man tikrai labai patinka. Tai, kas tęsiasi toliau, lipdėsi įvairiom kitom patirtim ir atsakomybėm. Na ir galiausiai taip, žingsnis po žingsnio kažkaip toj savo kelionėje aš ir judėjau. Tai tokia buvo pradžia. Geras, ir aš taip drįsčiau pasakyti, kad tokia labai teisinga pradžia, nes tu turi ir tą tiksliųjų mokslų išsilavinimą, kur yra tikrai labai svarbu ir mes dabar, ką šnekam, kad personalo valdymo specialistai turi ir analitiški būti ir gebėti pamatuoti, paskaičiuoti. Kitas dalykas - pardavimo įgūdžiai, kas irgi absoliučiai, man atrodo, bazinė kompetencija personalo žmogui turėtų būti. Mes nesuprantam, kad mes tą darom dažnai, ar ne? Taip. O ir paskui, štai, turėdama tokius tvirtus, gerus pagrindus, personalo valdymas ir įvairios tos pozicijos. Tai žinai, atliepiant tavo klausimą, kur pradėti, kaip, turbūt, na, nėra to tokio magiško, žinai, kaip žaidimą žaidžiam stalo, kur ten vienas etapas, kitas, trečias. Aš tiesiog galvoju, kad, na, per tą kiekvieną etapą, kur žmogus bebūtų savo pasirinkimo kely, svarbiausias yra tas sustojimo momentas. Kada tu paklausi savęs, ko aš noriu. Šiaip dažnai tai būna vienas sunkiausių klausimų žmonėms atsakyti, o ko aš noriu. Tai lygiai taip pat labai padeda klausimas, o ko aš nenoriu. Tai tuo metu aš savo, kada jau tas didysis lūžis mano pačios vyko, aš atsakiau, kad aš nenoriu būti, kur esu, aš nenoriu būti pardavimuose, o kur norėjau būti, nežinojau. Ir tas toks, žinai, turbūt ir drąsų žingsnis žengti tai, ko tu dar nežinai, ko tu galbūt nesupranti. Nu, ir geras yra iš Ugniaus Savicko išmoktas terminas, man supratinėti. Eigoje. Gerai, Živilė, bet vis tiek man toksai klausimas. Pradėjai personalo valdyme, taip, jeigu taip labai stereotipiškai žiūrint, neturėdama specialybės čia. Taip. Ir aš galvoju, kad tie, kurie mūsų klauso, į mus žiūri, pasidomės plačiau dar, ką tu esi nuveikus ir kokios organizacijose dirbusi. Bet aš jau žinau, kad tai yra didžiulės korporacijos, tarptautinės organizacijos, kur tu buvai atsakinga ne tik tai už Lietuvą, bet ir už kitas šalis. Kas tavo yra sėkmės receptas tame augime, kad tau užteko
ir drąsos, ir ryšto eiti tolyn ir vat toje nežinomo iš pat pradžių srityje imti vis daugiau, kad tavo įtakos zona ar tai, ką tu sukūrei, ką darai, taip plėtėsi. Tai turbūt yra keli dalykai, kuriais pati vadovaujuosi ir jeigu jau taip, dalinantis, nepatarinėjant, galėčiau išskirti, tai pirmiausia, tas toks, tikėjimas ir pasitikėjimas, kad tai, ką aš pasirinkau, aš turiu daryti geriausiai arba tame etape, pozicijoje, atsakomybėse, tikrai kiekvienas stengiamės daryti geriausiai ir aš tuo labai tikiu. Kitas dalykas, tai neišvengiamai yra nuolatinis mokymasis. Tai yra, tu negalėsi daryti daugiau, jeigu tu neišmoksti daryti daugiau. Ar tai būtų skirtingos šalis, ar tai būtų skirtingos atsakomybės ir net apie kompetencijas kalbant. Juk mes, kai kalbame apie HR rolę, dabar labai plačiai kalbame. Bet pačioje HR rolėje yra tiek įvairių pasirinkimų, tiek į plotį, tiek į gylį, kuriuose tu ir gali rinktis. Ar tau tada gilintis į kažkokį tai, specializuotą sritį ir gilinti žinias kaip specialisto gurų ar ne, žinovo. Ar tada galvoti apie HR partnerio rolę, kurie apima didžiąją dalį ar ne įvairiausių sričių. Tai aš pradėjau būtent nuo vienos tokios segmentinės srities, būtent atlygio ir papildomų naudų, personalo valdymo sistemų, labai mėgstu sistemas ir įrankius. Ir tada augau jau kaip generalistė, tai toje rolėje, tu neišvengiamai turi mokytis. Man vėlgi labai sekėsi, kad aš tikrai sutikau labai nepaprastai gerų žmonių, tiek versle, tiek personalo valdyme, kurie lygiai taip pat padėjo auginti tas kompetencijas. Tai jeigu kalbėtumėm ne tik apie specifinės personalo vadybos žinias, bet tikrai labai kalbame apie verslo pagrindų žinias, tai jos yra kritiškai svarbios. Tai tam, kad tu galėtum sėkmingai augti kaip personalo specialistas ar vadovas, nepriklausomai ar tai yra didelė korporacija, beje, tuo metu, kai aš rinkausi savo kelią, man buvo svarbu, kad ta organizacija, į kurią aš jau ateisiu, kad tai būtų nelietuviško kapitalo įmonė. Tiesiog tai buvo tas laikotarpis, kur ženklus, begaliniai ženklus atotrūkis buvo tarp lietuviško kapitalo įmonių ir tarptautinio kapitalo įmonių. Man tai buvo pasirinkimas svarbu. Ir aišku, tai leido pamatyti, kaip kitaip gali būti. Ir man begaliniai džiugu, kad per tą kelių dešimčių laiką tie atotrūkiai mažėja ir mes turime nuostabių organizacijų ir lietuviško kapitalo, ir su vietinėm iniciatyvom ir vadovais, kurie neprastesnės kultūrinės ir vadybinės iniciatyvas jau šiandien yra įdiegia ir tebediegia, lygiai taip pat kaip kadais korporacijos užsienio kapitalo. Tai mokymasis arba į gylį, arba į plotį, žmonės, tai gali būti mentoriai, tai gali būti tie patys kolegos, tiek versle, tiek personalo vadyboje. Ir aišku, kiti mokslai, kuriais aš paraleliai ilgainiui irgi lipdžiau savo portfolio, tai tam tikrų metų atsirado vadovų magistrantūra, nes vėlgi, dirbant su verslo vadovais, tu turi gebėti kalbėti verslo kalba. Ir čia vėlgi kalbam apie tai, kad ar tu esi specialistas siauresniam profilį, bet ką tu atneši, kokią vertę tu kuri. Dažnai kalbam apie tai, kad HR kalba emocijom. Bet suprantame, kad vis labiau ir labiau tai pradeda keistis. Tai vėlgi grįžtant prie to, kokį kelią, kaip auginti save rinktis, tai suprasti, kad taip mes dažnai kalbam apie žmonės, o kur žmonės ten yra emocijos, tačiau emocijos irgi yra data, irgi yra duomenis. Tai kaip mums sukomplektuoti tą informaciją, turinį, kurį mes teikiame, valdome, įterpiant ir kiekybinę, ir kokybinę informaciją. Tai dar vienas dalykas vis dėlto tikrai investuoti į save ir gebėti valdyti duomenis.
arba informacija. Geras, tu man dabar išteisinai emocijas, nes mes paskutiniu metu labai daug kalbam apie tai, kad personalo žmonės turi kalbėti duomenimis, o ne emocijomis, bet tai, ką pasakyti, yra wow. Tai juk tai irgi yra tam tikra informacija, kurią gali perteikti argumentuotai ir susisteminus. Ir tai yra pakankamai reikšminga informacija. Jinai dar didesnį svorį ir įtaką įgavo po pandeminių periodų, kur tikrai tie metai ir laikotarpis tiek mus paveikia, kiekvieną be išimties. Kažką labiau, kažką mažiau, bet būtent pandemijai visai turime padėkoti už tai, kad mes pamatėme, kad šitos dalies, kaip emocijos arba informacijos, kurią galime paimti ir įdarbinti iš emocijų srities, jinai yra neatsiejama. Ir aš niekada nesu šalininkė juoda balta, arba viena arba kita, nes iš X-File'ų išmokom, kad tiesa yra kažkur anapus ar per vidurį, ar ne? Tai ta tiesa yra kažkur per vidurį. Vadinasi, mes negalime nueiti vieną arba kitą kraštutinumą, bet turime pažiūrėti, ką ir viena, ir kita informacinė dalis mums sako. Ir kaip tą apibendrinus įdarbinti jau per mūsų valdomą personalo sritį. Geras. Aš dabar taip klausydama tavęs pasidžiaugiu, kad oi, kokia faina mano veikla, bet sėdžiu ir bendrauju su nuostabia moterim, profesionalė ir pati jaučiu, kaip plečiasi man suvokimai ir ateina naujos žinios. Tai dėkui tau labai dar kartą, kad esi. Ir dabar, jeigu reziumuotumėm truputį tą tavo augimo kelionę, koks tau asmeniškai buvo geriausias patarimas, kurį tu gavai ir kuris tave inspiravo ir vis dar inspiruoja, tu vis prisimeni, kad tas mokymasis, augimas yra svarbus tau. Reikalingas. Jų buvo tiek daug, kad man labai sunku būtų išskirti vieną. Tai galiu pasidalinti, jeigu leisti bent keliais. Taip. Tai pirmas, kuriuo vadovaujuosi ir pati, labai man toks buvo geras priminimas iš kelių mano labai gerbiamų verslo vadovų. Tai arba tu valdai adžendą, arba adženda valdo tave. Ir čia tinka kalendoriui, ypatingai tada, kai užsiveliame ir atrodo, kad niekam neturime laiko, bet staiga kažkaip lyginamės, Giedrė, tai kažkaip viską labai spėva, turi tokią super fainą laidą, super fainą veiklą, o aš kažkaip tai labai nieko nespėju. Tai labai geras buvo toks priminimas, kad tu valdai savo kalendorių, tu renkiesi, tu brėži ribas, ar ne? Apie ribų brėžimą čia turbūt dar atskirą, galima ne vieną laidą susidėlioti, kaip minimum. Ir žinai, kai aš tą pati savo priėmiau ir aš supratau, kad iš tikrųjų tai nuo manęs priklauso, kada ir kam aš skirsiu laiko. Tai jeigu aš sakau, kad kažkam aš neturiu laiko, tai arba tai nėra svarbu, arba aš tiesiog, ir pati save apgaudinėjau. Tai tas labai padėjo ir to tokio asmeninio ir profesinio gyvenimo harmonijos siekti, arba integracijos. Labai nemėgstu žodžio balansas, bet galbūt integracija. Toks būtų tikslesnis. Tai buvo pirmas labai svarbus patarimas ir jisai man ypatingai padėjo, kada kito mano atsakomybių apimtys. Ir visi mes žinom, kai atsirandi naujoj roliai ir tada viskas pradeda griūti, išeini iš savo komforto zonos, turi nuo kažko pradėti. Tai man pirmas buvo labai geras patarimo įgyvendinimas sustoti ir pasižiūrėti, ką nuo šiol aš darysiu kitaip, kam daugiau turiu skirti laiko ir galiausiai kam aš turiu pasakyti ne. Ko nebedarysiu. Tai vienas tokių reikšmingiausių patarimų, kuris padėjo ir nesudegti, ir nepaskesti. Kitas patarimas labai susijęs su tuo pirmuoju, kurį begaliniai vertinu, net negalėčiau vardinti, iš ko aš matyti jį išgirdau,
Bet jeigu jau priėmei sprendimą, jeigu jau pasirinkai, viskas, nebesigrėžia, kad gal ir nesigailėk. Galbūt kažkas paeis truputį kitaip, negu mes įsivaizduojam, negu mes galbūt labai norėjome, bet jeigu jau priėmei sprendimą, nesigailėk. O kai žinai tos dienos, kai tarakonai išbėga palakstyt, tai tada va toks labai geras priminimas būna sau. Ir nekartą su juo dalinusi su kitais, kam man galbūt sunkesnis periodas, kad tai tik prastesnė diena. Tai nenusako tavo gyvenimo kokybės, ar ne? Tai va tokie keli maži, bet jie tinkamu metu, tinkamai vietoj tokie labai reikšmingi patampa. Super, dėkui labai, kad pasidalinai. Aš nebejoju, kad tie, kurie klausosi, irgi pasims savo kažką. Ir dabar judėkim vėl prie personalo valdymo. Ir tiek, kiek aš matau, paskutiniais metais personalo valdymo specialisto rolė populiarėja. Ir tyrimus skaičiau, kad artimiausių metų dar gali būti ir taip, kad apie 20% plėsis apimtys ir sritis, kurios bus personalo valdymo toj plotmėj. Tai mano klausimas tau, kaip tu manai, kodėl taip yra? Ar tai yra kažkokios tai objektyvios priežastys, ar tai yra dėl to, kad iš šono šitą specialybę atrodo labai tokia faini ir čiagi su žmonėm bendraujam, viskas taip fancy šmensi. Kodėl taip yra? Kaip tu matai? Aš manau, kad yra labai daug dedamųjų, kurios tai lemia. Ir turbūt abi kartu galime padėkoti ir tai dabartiniai bendruomeniai. Ir lygiai taip pat tavo veiklai, tai ką ir tu darai, turi reikšmingos įtakos tam, kaip matoma personalistų rolė šiandien. Kodėl? Todėl, kad yra daug puikių iniciatyvų ir daug puikių žmonių, kurie labai kryptingai deda pastangas ir auginant kompetencijas. Vėlgi mes turim pakankamai konkrečių personalistų auginimo programų ir iniciatyvų Lietuvoje, kurios jau veikia turbūt 10 ir 15 metų. Tai va tas kryptingas auginimas ir noras stiprinti personalisto poziciją paties savęs priėmimo ir suvokimo, bet lygiai taip pat ir pozicionavimo organizacijoje, per kuriamą vertę ir tada pati organizacija pradeda augti ir visiškai kitaip priimti ir suvokti personalisto poziciją. Tai mes jau nueinam nuo to, kada jis suprasto kadra vyko, arba čia, čia aš kažką veikiu su žmonėm, iki to, kur tikrai turime užaugusius personalo partnerius versle, aš jau net nesakau personalo verslo partneriai, tai yra partneriai versle. Ir prie to mes visi kartu einam kaip bendruomenė, ne? Tai vėlgi, tas kompetencijų auginimas, suvokimas, mentorystės visos programos. Turbūt dar vienas iš tokių patarimų, kuriuo pasidalintai, tam, kad tu kryptingiau augtum, tiek yra iniciatyvų per įvairias mentorystės programas, kur tu net saugiai gali pasitikrinti, kiek tau tikrai patiktų būti šitoj roliai, arba kiek tu gali augti greičiau, kai tu turi kažkokią paramą šalia. Tai visos šitos iniciatyvos kaip ugdymo programos, kaip renginiai, pažiūrėk, kiek mes renginių įvairiausių turime per pastaruosius 10 metų užaugintų iki solidžių laukiamiausių renginių, ar ne? Ir lygiai taip pat įvairios programos ir tų pačių patirčių dalinimaisi, ar ne? Visi mes suprantam, kad ne šventieji puodus lipdo, nors man kažkada atrodė irgi turėjau savo personalistų gurų, kur žodžiu, wow, jie tai čia kieti, žinai, jie čia pavaro. Ir labai keista, žinai, kad tu irgi jau gali dalintis kažkuom, kas galėtų padėti augti kitam. Tai dalinantis su ta pačia bendruomenė, aš lygiai taip pat vedu mokymus, mentoriauju.
Nes man tai yra svarbu padėti kitam augti. Ne? Tada mes visi kartu augame ir tą vat, vertę ir pozicionavimą pozicijos visiškai kitokį matome, kaip jisai kinta laike. Tai toks ilgas atsakymas į tavo klausimą, bet nemanau, kad kažkoks vienas dalykas lėmė. Ir dar kitas dalykas, kad pačių žmonių, kurie vis labiau ateina arba net iš verslos funkcijų pereina į personalo valdymo sritį, tai irgi jau parodo, kad, na, tai irgi yra ta tokia sritis ir pozicija, kurioje gali nuveikti pakankamai reikšmingų dalykų. Auginančių pokalbių klausytojams ir žiūrovams noriu priminti, kad laidą remia personalo valdymo paslaugas teikianti agentūra HRHint Online. Ir mes kuriame tam, kad personalo valdymo lygis Lietuvoje augtų. Ir šį kartą išskirtinai noriu pareklamuoti HR Akademiją, tai yra struktūruoti, rimti, intensyvūs 10 savaičių kursai, kuriuose personalo valdymo temas praeinam nuosekliai, sistemingai, pasidalindami įrankiais ir priemonėmis tam, kad personalo valdymo specialistas aiškiai žinotų savo vaidmenį, aiškiai žinotų, kaip skirtingose procesuose to vaidmeniu pasidalinti su vadovais ir su likusiais organizacijos darbuotojais. Taigi, jeigu jūsų tikslas yra augti personalo valdymo srityje, labai kviečiu kovo 12 prisijungti prie HR Akademijos, kuris startuoja jau 8 kartą. Tikrai, iš tiesų, sutinku su viskuo, ką sakai. Dar aš noriu paklausti apie vadovų besikeičiančius lūkesčius. Irgi dirbi valdybose. Praktiškai dabar tavo darbas yra su vadovais. Tai ką tu matai, kokį pokytį ten matai, ko jie nori, ar jie supranta, ko norėti, bet kas čia tame santykyje vadovų ir personalo žmonių vyksta? Ką matau, kai truputėlį atsitraukiau, nebūdama vienos organizacijos, ar ne, personalo valdymo rolėje, tai iš šono, kai pažiūri, labai gerai matosi dalykai, kurių nematai, kai būni organizacijos viduje. Toks, žinai, tas pasižiūrėjimas iš šono leidžia tau pamatyti situaciją truputėlį kitaip. Ir va tas toksai, net tu ne visada gali pasakyti, va tu daryk taip. Bet būtent per tas patirtis ir žinias, kurias, na, tarkim, aš esu sukaupusi, mano užduotis yra gebėti užduoti keletą klausimų, kartais net vieno klausimų užtenka, kad tiek vadovai, tiek personalo vadovų organizacijose šiek tiek irgi kitaip situaciją pamatytų. Na, pavyzdys galėtų būti, pakalbėkime apie tą patį darbuotojų įsitraukimą, ar ne? Tikrai opi tema, motyvacija, produktyvumas jau dešimtmečiais nekintanti tema, viena iš prioritetų, nes, na, su tuo susiję įvairūs kiti dalykai, kaip išlaikymas, pritraukimas talentų. Tai kaip mes žiūrime į darbuotojų įsitraukimo klausimą? Ar mes tiesiog jį sakome, kad atliekame tyrimą, na, ir užsidedam varnelį ir to pakanka, nu, nes valdyba, tarkim, liepia. Ar mes iš tiesų pažiūrime į šitą temą kaip pakankamai reikšmingą pokytį, mums galinti padėti pasiekti įrankį. Ir kur kokios iš tikrųjų giluminės problemos yra. Kaip jas pamatyti. Kokie duomenys, kokia informacija mums tai parodo. Ir buvimas valdybose gali atrodyti, kad, nu, kaip sakai, žiauriai fancy šmensi. Ir tikrai man begaliniai patinka šitas sritis, kurio aš mokausi labai daug. Bet kartu tai yra didelė atsakomybė, nes tu esi priklausomas kaip valdybos narys tik tai nuo tos informacijos, kurią tau parodo organizacija. Vadinasi, tavo gebėjimas pajausti, pamatyti ir prieiti prie to vieno ar kelių reikšmingų klausimų gali iš esmės pakeisti diskusijos turinį, veiksmų planą ir tolesnį eigą ir jau tą sukuriamą
rezultatą. Ir ten galim žiūrėti ir kaitos, ir augimas, ir begalinė kitų dalykų. Kiek yra dalykai deklaruojami, kad jie yra svarbus ir kokie veiksmai įrodo, kad mes iš tiesų atliepiame tą savo deklaraciją. Gerai, bet aš dar turiu klausimą tada apie tą patį, apie tuos santykį su vadovu ir su personalo žmogumi. Dar labai ir pati mėgstu šitą temą, HR ir SEO tandemo, ir jinai tikrai, man atrodo, yra svarbi iš to kampo, kad santykyje personalo žmogus su aukščiausio lygio vadovais, su vadovų komandais, jis tikrai gali turėti reikšmingą įtaką, kuriant organizaciją, keičiant organizaciją, vedant organizaciją į priekį. Ir mano dar gal klausimas, aš pasikartosiu. Ar vadovai, jie supranta, ko gali norėti, ko reikia norėti iš personalo žmonių? Ar jie dar yra, nes aš matau irgi, mes irgi dirbam su skirtingom organizacijom ir aš kartais matau, kad tokios užklausos į personalo vadovo daržą yra, kad daryk viską, kas ten tik tai susijęs su žmonėm, nuo administracinių klausimų iki strateginių ir visko reikia ir atrodo vienas žmogus ateis ir padarys stebuklą. Kaip tu matai šitą vietą? Labai geras klausimas ir aš manau, kad jis toks, dar kurį laiką pabus neišsemiamų. Ir labai gerai, tu akcentuoji, kad būtent šitas santykis gali būti labai reikšmingu. Tai dažnai tokia tarsi tariamoji nuosaka, tai aš manau, kad jis ir yra, ar ne, tokio net tvirtumo mum pačiom, gal formuluojant šitą tokią teiginį, ne. Tai yra tikrai labai labai reikšminga partnerystė ir tandemas. Ir jeigu taip truputėlį plačiau atsakyti tavo klausimą, ir tas populiariausias HR atsakymas, it depends. Tai viskas nuo viską priklauso. Tai pradėkime nuo to, kokia yra organizacija. Kokio pločio dydžio yra personalo funkcija. Jeigu tai yra vieno žmogaus orkestro rolė, tai vadovas gali tikėtis, ko jis nori tikėtis, tačiau, kiek tai yra realistiška. Ir vienais atvejais tai gali būti realistiška, jeigu yra tas susitarimas, lūkesčių susikalibravimas. Žiūrėk, dabar mums yra versle kritiškai svarbu tai, sėdam, kalbam visi. Ir čia ne tik tai įmonės vadovas, CEO ir HR pokalbis, bet tai yra vadovų komandos visos pokalbis, kurioje yra ir CEO, ir HR. Tai ne tik dviejų žmonių susitarimas, bet vėlgi to tandemo partnerystės kokybė, kritiškai yra svarbi. Ir jeigu yra, vėlgi grįžtu prie to, vienas žmogus, tai mes suprantam, kad yra paroje 24 valandos ir tikrai nėra visi absoliučiai prioritetai degantys. Tai tas susėdimas ir tarimasis, kas yra mums prioritetas šiuo metu, kur mes dedame visas pajėgas, labai svarbu susitarti, o kaip mes žinosim, kad mums sekasi, kaip mes tą sėkmę matuosim, kas mums parodys, kad esam geram kely, kaip dažnai tuos pasitikrinimus turėsim, kad galėtumėm adaptuotis, pakeisti kursą. Tai yra dialogas, tai yra susitarimas. Nes tol, kol į HR žiūrės, kaip sakai, kaip į Harry Potterį su burtų lazdele, tai ir bus tokie lūkestiniai momentai ir nebūtinai pasitenkinimas. Tai viena dalis, ar ne, kokio dydžio yra organizacijų HR funkcija. Jeigu yra didesnė organizacijos HR funkcija, tai vėlgi tada jau yra pagalba, kurią turi HR vadovas. Ir kaip tada yra pasidalinama, kaip deleguojama. Grįžtant prie mūsų pokalbio, ar tu tada eini į plotį žinių, kaip partnerystės rolę, ar tu eini į specializuotą rolę, tai vėlgi, tu turi palaikymą, tu turi komandą, tu turi tas
funkcinės ekspertinės žinias, kurias gali gauti iš savo komandos narių, o tada klausimas, kam skiri savo laiką. Tai kiek yra iš to ateinanti pagalba ir kam ir kaip savo laiką ir prioritetus susikuria pats personalo vadovas ar vadovė, ar ne, kaip žmogus. Ir labai svarbu, čia turbūt nežinau irgi ta neišsemiama tema, kiek mes auginam savo stuburą. Viena tokia sunkiausių temų, ar ne, kiek aš galiu drąsiai pasakyti ne tam tikriem dalykam, arba visame tame lūkestyje, kaip man išdrįsti pasakyti, aš nespėju, aš nežinau, padėk man tada susiskirstyti prioritetus, nes tiesiog pagal tai, kokie lūkesčiai sudėlioti, tai yra tiesiog fiziškai neįmanoma. Ir tą ne visada labai lengva padaryti. Man pačiai, kiek teko mentoriauti, dirbti su kitais personalo vadovais, labai dažna tema, kada įmonės vadovas sako, tu dabar man padaryk personalo strategiją. Ir žinai, geriausia, kad padarytum viską į vieną lapą. Kad trumpai ir aiškiai. Ir tai tampa labai tokiu, jautriu momentu. Tai mes pradedam nuo to, kad susėskim, susitarkim, tokio apsiraminimo, susikalibravimo, būna pasikalbėjimas, tai kokie tie lūkesčiai yra, nuo ko geriausia pradėti, kaip susidėlioti argumentaciją, būtent faktais, duomenimis, punktais, kaip mes kartu, kaip organizacija, taip, aš atsakingas ar atsakinga už personalo strategijos sukūrimą, bet ko man šalia to reikia. Vietoj to, kad bėgti aklai daryti ir tikrai daugam tai tampa pakankamai opia tema ir tokio daug nerimo, ar ne, atsiranda. Ir kiek yra nerimo ir netgi bijojimo pasakyti, paklausti, pasitikslinti. Tai tas momentas stuburo, kada aš galiu sustoti ir pasakyti, kad ne, gal mums reikėtų šitaip geriau daryti, arba ar tai tikrai yra geriausias momentas, ko mes tikimės ir kaip aš siesiu kuriamą personalo strategiją su įmonės strategija, nes būna dažnai lūkestis personalo strategijos sukūrimui, kai ne visada yra aiški įmonės strategija. Ne? Pasitaiko, girdėjau, aš irgi. Skamba pažįstamai. Tai tie tokie, žinai, drąsos momentai, galim vadinti stuburo auginimo, drąsos raumens treniravimo, bet tie tokie momentai, kuriuose mes pačios išdrįstame eiti į dialogą, kuris nebūtinai sutampa su įmonės vadovo arba vadovų nuomonė. Ir iš čia irgi ateina mūsų edukacija jiems, savo kolegoms, verslo partneriams ar partneriams versle. Živilė, aš taip paprovokuosiu tave. Apie drąsą šnekėti tau, žinai, be pigų. Jau tikrai. Tikrai, ta prasme, jau turint tam tikrą patirtį, turint tam tikrą žinojimą, turint ne šiaip tam tikrą, o kelių dešimtmečių, ne, kaip tu įvardinai. Bet ką daryti tiem, kurie tik tai pradeda, kur yra kelių metų patirtis, galbūt net nėra metų, ir kur jausmas lyg yra, kad negerai taip, kaip vyksta, ne, bet autoritetingas vadovas, vadovų komanda, jie dešimtmetį, tarkim, versle ir jiegi žino, kaip reikia, kaip turi. Ką tu patartum tiem ir ką patari mentoriaudama personalo specialistams, kurie tos drąsos neturi? Čia dar vienas iš tų patarimų į krepšelį. Du. Taip, pirmas būtų... Galės rinktis.
Pirmas būtų, ir žinai, toks irgi buvo patyriminis mano pačios, tikrai tą drąsos raumenį irgi reikėjo ir treniruoti, ir auginti. Ir toliau čia toks, jis neturi baigtinio matyti taško. Su kiekvienu iššūkiu tikrai kitas lygis. Tikrai taip, jo, pereinam kaip žaidimas, nežinai, kitą lygį. Tai vienas iš tų yra suvokimas, kad, na, tu turi pasirinkimą. Kai man žmonės sako, aš neturiu pasirinkimo, ypatingai sudėtingesnėse situacijose, aš irgi taip anksčiau galvodavau, kol kažkas iš vėlgi mano kely pasitaikiusių nuostabių žmonių man atvėrė akis ir pasakė, ar tikrai viskas, ką tu darai, yra pasirinkimas. Tiesiog savo įsigarsinti, ką aš renkuosi dabar vietoj kažko. Jeigu aš renkuosi atvirai pasakyti, kaip galvoju, aš pasirinkau, tai turbūt Brené Brown viena iš tų skambių frazių, pasirinkti tą teisingumą ir drąsą, negu prisitaikymą, ar ne, ir nutylėjimą. Kas yra tikrai ne visada lengva. Ir kai kalbam apie mokymasi manęs pačios, mentoriaujant, ir netgi kai mokau vadovus, aš juos mokau tų tokio, grįžtamojo ryšio arba savo nuomonės išsakymo technikų, kurios vis tiek tau nepatogumo mažesnio nepadarys, tavęs drąsesnių žmogau nepadarys, bet jis padės tau tvirčiau žengti tą žingsnį ir pasidalinti savo nuomonę, kuri, galbūt skirsis nuo kitų. Tai tas pirmas žingsnis į drąsos raumens auginimą. Ir tų technikų tikrai yra ne viena. Ir kitas dalykas, šalia einantis patarimas, tai rinkis savo mūšius. Čia turbūt vėlgi iš to paties Sun Tzu karo meno, ar ne? Choose your battles. Tai tu turi suprasti, kad yra situacijų, kuriuose galbūt ne tai, kad nepasakyti, bet pasirinkti tinkamą laiką ir tinkamą vietą. Arba galbūt tavo idėjai, tavo nuomoniai, siūlymai yra truputį per anksti. Tai čia, žinai, lengva pasakyti iš šono, tai jau čia patirsi. Lipsi man tų greblių ir aš pati lipau ir turbūt dar lipsiu nesykį. Bet su kiekvienu lipimu, greičiau už to skausmo momentų išeini ir vėlgi, ar tą priemi kaip savo nesėkmę ir dėl to renkėsi, aš jau dabar niekada čia niekam nieko nesakysiu, neprieštarausiu, ar vis dėlto suvokiu, tai ką aš dabar visame tame išmokau ir ką kitą kartą daryčiau kitaip. Mes mokomės reflektuoti. Man labai patiko, Živilė, kai tu pasakei, bus sunku. Man atrodo, kai mes kalbam apie drąsą, nors labai dažnai šnekam, kad drąsa tai nereiškia nebijoti, bet vis dar turim iliuziją, kad jeigu aš esu drąsus, tai reiškia, aš nebijau. Tai tas toksai žinojimas ir pasisakymas savo, kad taip, bus nepatogu, bus baisu, ar manęs gali pradėti rėkti netgi, ne, gali ten mane ignoruoti, gali nepriimti. Bet klausimas, ko aš noriu, kaip tu ir sakai, aš renkuosi. Ar aš renkuosi būti tiesoje su savimi, ar aš renkuosi pataikauti, prisitaikyti. Taip. Ir man bus sunku, bet aš su tuo žinojimu einu ir man taip atrodo kažkaip iš karto lengviau, kai aš tau pasakau, kad gali būti visai. Ir aš galvoju, kad čia turbūt vienas iš tų tokių, jeigu apie patarimus, žinai, kalbam, tai tikrai tas momentas priimti, kad, čia iš šono galbūt kažkam atrodo, kaip čia viskas faina, čia apie žmonės, čia viskas taip, bet tikrai yra tų sudėtingų momentų, tikrai yra sudėtingų situacijų ir tikrai sudėtingų sprendimų, kurie lygiai taip pat, yra susijęs su įtaka žmonėms. Bet man pačiai, kas labai padeda, tai du dalykai. Ir čia irgi iš tų tokių, žinai, savireflektavimo, augimo galbūt elementų. Pirmas, bijok, bet daryk. Čia ne apie tai, kad daro tik tai tie, kurie drąsūs, kaip sakai. Ne.
daro tie, kurie išdrįsta priimdami, kad tai bus nepatogu, tai bus sunku, taip aš tikrai galiu sulaukti tokių reakcijų ir atsakų, kurie ne patys maloniausi gali būti. Ir kai tu žinai, kad taip gali būti, tai kitas, ar ne, gali savęs paklausti, čia vat iš tų pačių mūsų coachingo praktikų, o kas gali atsitikti blogiausio? Ir kai tu, savo įsivardini, nusipieši, tai tas baubas, neapibrėžtumas, ta nežinomybė, jinai truputėlį kitokį pavidalą įgauna. Ir kai tu supranti, tai kas tas tavo mūšis šitoj vietoj pasirinktas, tada tu pasirinki atitinkamą veiksmų planą. Tai vėlgi, kuo tu dažniau tokių situacijų patiri, tuo tas drąsos raumuo didesnis ir yra, ar ne? Bet vėlgi, su ta patirtimi ateina ir išmintis, kuriuose tada jau šiek tiek lengviau atskiri, pamatai ir tada iš šono, kai žiūri, ir tada tas patarimas rinkti savo mūšį, ne? Su išmintim ateina. Tikrai taip. Super. Tai Živilė, aš galvoju, kad čia konspektą buvo galima pasidaryti gerą, kaip augti, kaip išdrįsti, kaip plėsti savo įtakos zoną, dirbant su savim ir savo visais tarakonais, kuriuos irgi paminėjom. Ir dabar laidos pabaigai aš dar noriu grįžti jau į HR specifiką ir jeigu tema mūsų kaip auginti save HR srityje, tai dabar tarkim, jeigu mūsų klauso žmonės, kurie tik tai pradeda gal pirmosius žingsnius arba nori plėstis šioje srityje, tai kokie tavo būtų patarimai vėl arba pasidalinimai, įžvalgos, kaip augti būtent HR srityje, nes tai, ką mes šnekėjom, tai tinka, aš galvoju, bet kuriai specialybei ir nesvarbu ar HR-as, ar pardavimai tie patys. Ką aš daryčiau, jeigu man reikėtų dabar? Iš dabartinės perspektyvos. Taip, iš to, ką žinau, ką mačiau, ką teko praktiškai daryti įvairiose organizacijose, aš galvoju, kad yra tokia nepaprastai dėkinga aplinka startuoti, kaip sakai, bet kurioje pozicijoje, bet specifiškai kalbėkime apie personalo valdymą. Tai jeigu kalbam apie žmogų, kuris studijuoja tik tai, ar ne, studentai, nėra geresnės ir turbūt dėkingesnės galimybės, kaip tiesiog eiti į praktikas. Rinktis organizaciją, stebėti, skaityti, mokytis, domėtis, kokia kultūra, sau kelti tikslą, ką aš noriu patirti, išmokti, jeigu renkuosi praktiką vienoje ar kitoje organizacijoje, ką aš turiu supratinėti ir kokį supratimą išsinešti. Ir tai turbūt yra vienas saugiausių būdų, tą pasičiupinėti funkciją ir įvairias atsakomybės joje iš esmės per pakankamai trumpą laiką. Organizacijos dydis vėlgi leis pasižiūrėti, ar man įdomu būtų vėlgi ta pati generalisto rolė, ar man būtų įdomesnės kažkokios segmentuotos funkcinės atsakomybės. Tai va toks būdas per trumpą laiką ir labai nemažai pamatyti. Kitas dalykas, tai aišku, jau yra pakankamai ir solidžios mokymų programos tiek universitetuose, tiek prieinamos profesionalią kompetenciją ugdant per įvairias kitas, ar ne, ir jūsų pačių, ir personalo valdymo profesionalų asociacijos, tai pasidomėti tomis programomis ir ką iš to aš galėčiau vertingo pasimti savo, jeigu renkuosi augti šitoje srityje. Ir ilgainiui vis tiek, jeigu renkiesi personalo vadovo rolę, aš manau, kad neišvengiamai svarbu žiūrėti, kokių dar dedamųjų toje kelionėje man reikėtų. Vienareikšmiškai verslo žinių supratimo, tai vėlgi galėtų būti atskiros segmentuotos programos, tai galėtų būti vadovų magistrantūra, ko irgi pasiūla yra tokia, kad tikrai matau, galima rinktis jau ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Man pačiai kas labai padėjo, kad šalia visų tų kietųjų žinių, profesinių, aš pati į savo portfelį prisidėjau ir tų šalia minkštųjų žinių, arba man asmeniškai labai įdomi buvo emocinio intelekto kompetencija. Ir tai labai padeda dabartiniam mano amplua, mano kely, dirbant su vadovais ir vadovų komandomis. Ir coachingo kompetencija, kurią tiesiog ir šiaip labai mėgstu, myliu, ir tai tikrai visai padedantis. Tuo pačiu noriu akcentuoti, kad vienas ar kitas papildomas pasirinkimas nėra panacėja, tikrai ne. Ir ta mentorystė. Susiraskit mentorystės programas. Galiausiai, jeigu situacija yra tokia, kad negaliu patekti į mentorystės formalią programą, auginkim drąsos raumenį, tai kreipkitės į tą žmogų, kuris jums imponuoja, ir paprašykit pagalbos, išgert kavos arbatos, pasikalbėti, bet tada aš labai mėgstu, kad žmonės ateitų pasiruošę, žinai, ne papasakok man ką nors, tai, ne fengšujų tada. Bet ateikit su klausimais, kas jūs neramina, kas jūs domina, ką jūs iš tiesų norit sužinoti, ko kažkas jums nepasako apie tai, kas gali būti patirtys ir patyrimai personalo valdymo srity. Dažnai tada man žmonės sako, bet nedrąsu. Tai va, puikus būdas auginti drąsos raumenį. Kas gali būti blogiausia, žmogus tiesiog pasakys ne. Bet tai yra ne apie jūs, tiesiog galbūt žmogus užimtas, šiuo metu neturi galimybės, o gal pasakys, žinai, dabar negaliu, galėsiu vėliau. Tai va, spektro, jo tikrai yra labai daug, pasirinkimų yra tiek daug, kad... Visiškai. Ir man labai patiko tavo tas patarimas pasiruošti tam pokalbiui. Būtinai. Ir va, tas toksai, čia galima galbūt ir generalizuoti apskritai, kai aš einu į kažkokią tai link kažkokio tikslo, aš žinau žingsnius, jeigu ir mano vienas etapų yra su kažkuo pasikalbėti, tai aš irgi savo atsakau į klausimą, dėl ko aš noriu pasikalbėti ir ką aš noriu gauti, ką aš, iš to rezultato. Manau, kad šitas įgūdis labai ir vadovam turėtų patikti, kai aš esu toksai struktūruotas, aiškiai žinantis, ko noriu, iš karto įeina visai kitokia struktūra atsiranda ir darbų, ir pokalbių, ir reikalų. Ir kokybė. Visiškai kita, žinai, ir tas augimo greitis, kadangi mes kalbam apie būtent tos kompetencijos auginimą, tai tavo kompetencija auga daug greičiau, kai tu skiri laiko pasiruošimui. Super. Živilė, laikas sprogo, apie 50 minučių net nepajutau, kaip prabėgo. Aš be galo esu dėkinga tau, kad tu skiri laiko pasidalinti. Nebejoju, kad šitas pokalbis ir tavo gauti patarimai tau ir pasidalinimas jais bus be galo vertingi kiekvienam, kaip ir sakiau. Nesvarbu kokia specialybė, bet HR-ui išskirtinai irgi buvo labai gerų įžvalgų ir gerų patarimų. Tai nuoširdžiai tau dėkoju, kad buvai. Ačiū, Giedre, kad pakvietei. Aš tau turiu dovaną nuo mūsų draugų, dovanų meistrai. Tokia, manau, kad prieš bus labai gera, jauki proga atsigerti arbatos ir pabūti, pasimėgauti buvimu. Ačiū visiems, kas klausėt. Buvo labai gera, kad buvot kartu. Tikiuosi, kad įžvalgos ir patarimai buvo vertingi jūsų augimo kelionėje. Ir aš atsisveikinu iki kitų kartų, o mes su Živilė pratęsim pokalbį specialiai HR klubo bendruomeniai ir jame kalbėsime apie skirtingus personalo specialistų vaidmenis organizacijose. Jei norite jungtis prie klubo, visą informaciją galite rasti po pokalbio ir susitiksime kitą mėnesį.